Taigi, mano trys šaknys gyvenystės nėra žydiškos, ne audronės, ne Jono, ne Vyto, kadangi tai tie asmenys buvo atskalos nuo krikščioniško pasaulio ir niekada nebūsite jokiom galvom jokios krikščionybės pasaulio, siekiantys būti Dievo vietoj. Įsivaizduot, kad kaip barbarai būsiantys dievai, reiškia, šūdas išmanesnis už juos. Va, taigi nėra jokios Pink Panther, jokio šūdo išmanaus nei judaizmo atskalų, kad jais kas nors tikėtų ir jų melagystė. Jiegi ieškantis atskalų žydai visuose savo sektuose, kad pasavinti Lietuvoje katalikybės šaknis. Nahui, jūs eikit, žydai, aš savo įvaikius vaikus ir visą pasaulį sakau, Jėzus Kristus neatleisė žydam kaltės nei vienos, nei madarachut, nei pirchut, aš žydiškos neturiu, kadangi jie manęs įsižadėję sovietmečiu, kūrė iš manęs, reiškia, mėsą ir kailius, tada aš įsižadu žydų atskalų. Ir visam pasauliu sakau, žmonės, užtenka bijot savęs, kad pasakyt, kur aš esu ir kas aš esu. Šis pasaulis yra liberalus nežydam, užbrauktas nešiukšlinam ir pasakos nežydam. Yra pasiekta aukščiausia pozicija nežydam. Būti dvasiniais tėvais nežydai to neturi ir negali turėti. Visa krikščionybė yra savo šaknis turinti Graikijos pirmam amžiui, kada atsirado krikščioniška bažnyčia. Tai yra Dievo karalystė prasidėjo. Pirmas amžius mūsų eroje. Jau yra krikščionybės istorija. Prieš istorinės religijas aš netikiu nei jų dvasiniu pažinimu. Nes visame kame yra alfa energija, yra šis pasaulis. Šiandiena, o ne vakar diena. Aš linkiu jums gerų, trijų karalių, Lietus tikėk savo šaknim, kas tu bebūtum, esi Europos Sąjungos narė Lietuva. Ir tavo tikėjimas krikščioniškas nebegėda jokiam Kauno klinikom. Nes per 2 savaitės metastazės išoperavęs, reiškia, skrandį trūkusį. Tas visas chirurgas, dar metus, reiškia, vaidinės, reiškia, žydų affection, reiškia, meilė ir panašiai, prisirinkęs tiek aukšto, kad Kaunas gali vaidinimas monarchija. Jūs ne monarchija, tai ir į Kaunas nebežydiškas miestas. O kaip STT dirba ne jūsų reikalas, nes tai ir matematika programuojama yra netiesioginė matematikos programavimas šių laikų. Ne sovietinių, ne ekstremalių, ne žydiškų. Šių dienų mokslas yra alfa, kiekvieną rytą saulė tekanti. Šis pasaulis atsinaujina su saulė.